Labas rytas. 8:26. Savo automobiliukę. Oras apsiniaukęs ir ką? Atostogos. Prasidėjo pagaliau mano atostogos. Ir keliausime. Keliaujame per Šventosios miestelį, ramu, tylu, ankstyvas rytas. Einam pasivaikščiot ramiai, o nėra šurmulio miesto judesio. To didelio viena kita mašina pravažiuoja. Svarbiausia, reikia pirmas atsirasti, kur čia kavos, nes namuose visi miega dar. Netriukšmausim, o autobusas važiuoja, šiuo priekį Šventosios autobusų stotis. Tikslas dabar susirasti, kur kavos aparatas. O tas autobusas, taigi pasirodo, važiuoja iki Palangą. Aš kai ne vietinės, tai nežinau. Man būtų visai smagu ryte sėsti. O į autobusą nuvažiuoti iki Palangos, pasivaikščioti ir grįžti atgal. Atostogos, patostogauti. Buvo planas, aišku, į tavo turgų nuvažiuoti viską. Bet nepatogiai pasitačiau mašiną užstatytą. Ir dėja nepavyko nuvažiuoti į turgų Rietavo. Na, bet tai ką padarys, yra kaip yra. Atostogos ir atostogos, reikia nuo turgelių atostogaut pailsėti. Nu, aš ieškoti aparato kavos dar. O negalim pažiūrėti, kad autobusas važiuoja. Nu va, štai stotelė paštas. Nu, autobusas, va, 3. ir 4. maršrutas. Kasdien Palanga, Šventoji. Nu, kur važiuoja, laikas, o reiktų gal pravažiuoti. Einam kavos ieškoti. Maksima nuo 7 dirbantį, bet nereikia tą maksimą. Priekį iki parduotuvė, einam link centro, ten turėtų būti kavos. Štai. Diklė kur kas. Tai va, po 7:11, 15 šilumos, matos apsiniaukia.
Bet nėra šalta. O, kaip tik autobusas. Važiuoja va trečias į Palangą. Oro uostą reikia pravažiuoti, o štai ir matau kavos aparatą. Aišku, jau sumokėsiu kaip reikiant, ne taip kaip Kaune. Turgelį po 1,5 euriuko čia. Aparatas yra, nu ką darysiu, reikia pasilepinti. Aš tai kaip visada kava rankose. Čia yra Šventosios senasis turgus. Bet tai kad pernai buvo rūbai, viskas, dar mamutės nieko ypatingo. Tokia aikštė. Čia jau 20 laipsnių rodo šilumos, štai rodė 15 iš kitos pusės. Praseisim biškį. Pasivaikščiosim po šventąją vietoj turgaus. Ir dabar, kol dar tiek žmonių, visi miega. Tai visai smagu savo ramybei. Praeina senasis Šventosios turgus. O savaitgaliais sendaikčio turgelis iš automobilių. 5, 6, sekmadienio 9 valandų. O čia įdomiau. Naujiena Šventojoje. Žmonės ruošiasi, va daržovės, rūbai. Nu, mes einam toliau, aišku, sendaikčiai būtų įdomiau. Nuo 9 valandų iš automobilių. Gal reiks praeit pasižiūrėti. O čia bagažinių turgelis. Nu, turiu porą valandų, neskubant viską ir užeisim grįžtant. Dabar einam pažiūrėsim, kaip atrodo Šventosios pagrindinė gatvė centras. Kai visi dar miega ramybė. Ir visi jūra ošia. Tam gale varnos karksė. O, aš einu mažai. Kava besimėgaudamas. Apsiniaukia, vakar saulytė švietė. O, bus matyti prie jūros, sakė, taip oras. Labai greit keičiasi. Pareinam centrinę gatvę. Prekybos centras Banga. Žmogus į kavą perka, kaip ir su kava vaikštau. Žiūrėkite, kaip ramu, tylu. Eina prie jūros pasivaikščioti. Viską. O tik tai balandžiai. Ir šuniukus vedžioja. Ir aš taip pat pasivaikščiodamas. Savo ramiai. Jokio šurmulio, viskas uždaryta, dar visi miega. Tik tai žaidimo aparatukai šviečia. Galima praseit, pasižiūrėsim. O pats man dabar smagiausias laikas pasivaikščioti, kai nieko nėra žmonių. Čia va toksai uždengtas didžiulis džipas. Kaip ten VR akinius, ten važiuoja visi. Net eilės prie jo būna. Čia žaidimo aparatai. Meškinas su Mikiu uždaryti, va ir Stičas uždarytas. Yra čia visokių, kiek žąsinų, kai dabar populiarūs. O ir šitų. O krepšinis. Ir čia vairiausių, va dar. O dabar populiarūs, tai kiek tų labubų vadinami, va tų. Kiek jų uždarytų. Išlaisvintų laukia kas nors. O, koks didelis labubų laukia, kad kas jį išloštų. Ir pimpačkiukas taip pat. Ai, nu, uždaryta viskas. Smagu, ramu, tylu. O čia va jūros. O, koks įdomus aparatas, va ledam. Instrukcijos pasirinks skonį. O, gal reikės ateiti su vaikais, pabandyti va kainas. Kokios to ledu, va 3,5. Vaniliniai, miksas yra ir braškiniai. Va, sudaro, pamanau. Čia jau net popkorno aparatas.
3 eurai. Indelis. Automatas dažos neduoda, turiu. O čia cukraus vatą turėtų daryti. Bet lyg išardytas matosi. Išjungtas jisai. Ramią šventąją. Čia yra pramogų parkas, čia vakare pramogos. Humeris uždarytas. Su klaunu pusryčiauja būdu tenais. Matosi. Einama su kitose lošimų, kaip iš lošo aparato galima pamačiau, taigi vargšas Mario dar vis liūdimo. Štai toks nusiminęs Mario laukia, kada kas jį išloš, išlaisvins, laisvai parsineš į savo namus. Bokso aparatas irgi groja muziką, kviečia, kad žiūrėkit, kai čia, kurių žmonės, bet nieko nėra, kiek čia visokios. Selio. Atkabint, čia kažką turi pataikyti, įvairiausių, kaip sakoma, vaikams, pinigų išlupti iš tėvų, paimti kažko daugiau. Nu, pramogas ir tam pramogas. Tau padeda pinigus, o po to ateina ir vaikai, kai sako, tėtė, mama, ir vaikus gręžia. Dar va, kiek Sonikų uždarytų. Klubas Titanikas. Labai čiurlena, kaip gražiai padaryta. Vinė Vikingas, o čia va Titanikas. Kaip fontanas, viskas padarytas. Vanduo kaip bėgava. Ryta. Keliauju. Šaltėje, važiuoja žmonės tvarkos, renka šiukšles. Visą, kad būtų jauku visiems svečiams. Keliautojams. Paršelio rojus irgi po vakarinių tūsų pramogų poilsiauja. O šiandien Bernužėlė koncertuos. Čigonai, Sarė Ramai yra viską. Smagu. Rastai tylumoj. Čia irgi jau tokia aikštė, kiek šiukšlių primės, tada tvarko viską. Tada dabar čia kaip ramų tylų. Mačiai būna nuo žmonių dieną. Įvairius muzikantai būna groja. Visokios laikinos tatuiruotės, visokie suvenyrai. Būna sustoja pilna. Kaip tuščia. Šventosios bažnyčia, viršų yra apžvalgos aikštelė. Jinai dar turbūt uždaryta dar anksti. Štai. Kviečiu užkopti nuo 9 ryto iki 10 vakaro. Tai reikės apsilankyti. Pernai buvau, reiks ir šiemet. Einam toliau. Tokia sankryžėlė šventosios. Čia kelias link jūros. Einame. Vienas kavos aparatas. Atsigėriau kavos, nebenoriu daugiau. Toks malūnas. Kaip apžėlė. Čia anksčiau būdavo praėjimas, tai gal ten toliau, bet senus apleistus namukus šventosios. Švyturys. Poilsiavietės namukai viską. Vėl gal parodysiu, kaip ir aš poilsiauju, kur šiemet. Bet tai kaip pernai matėte, kad žiūrėjote, matė tas takelis. Galima truputį paeit pažiūrėti. Kaip dabar šiemet poilsiauju, ne tai kaip pernai. Žiauriai.
Patogumai su visko. Čia apžėlė viskas. Na, kitą kartą praeisim. Eina dabar link jūros. Neaukėsi, kol dar lietus neužėjęs. Einam čia kaip uostas Šventosios. Valtis, sakas, žvejybinės, sakriščiau. Nori pieplauką restauruoti viską. Antis maudosi, leidžia. Nes motociklus, kas atsiveža valtis. Tokiuoja. Bus tai apsiniaukęs, kaip matosi. Nekažin koks. Matosi prasišvietėjimo. Čia kavinė kažką Močiučių Ekspres. Mačiau, kad internete ten reklamuoja TikTokuose, kur ten nieka. Močiutės ten daro valgyti, kad čia viską. Eisim arčiau. Mes einam ant jūros. Treneriai pilni. Čia skulptūra žvejo dukros. Čia kuri 100 metrų. Na, eisim. Yra ir kavinės centre. 3 žvejo dukros. Aišku, viską nesufilmuosi, kad eisim. Kada ir dieną pasivaikščiot. Per šurmulį pasižiūrėti, kaip atrodo dabar. Atvažiavus ryte. Tokį va takelių, grynas oras. Medinių takelių. Tokia rodiklė. Įdomuoja, kur skulptūra ir kur priėjimas į miesto pusę. O mes einam čia link tų skulptūrų. Kažkoks likęs. Ten betoninis tarybinių laikų. Baigėsi medeliai. Ne ten plaėjau. O, kur žvejo dukra. Nu, einam. Tiesiai. Musė kažkokia palaikyrė. Ausis zvimbė. Praeinam iš kitos pusės. Po skulptūrų. Kaip pasidėt. Eisim iš arčiau, pažiūrėsim. Gerai padarytos. Ten gal kai dar tolumoj. Šventosios apžvalgos ratas matosi. Irgi va taip. Per tvorelę strikt. Truputį kopas. Prašymas dar yra. Jas kaip jaučiasi. Mūsų projektas buvo, kad padarė aplink, o čia būtų amfiteatras kaip aikštelė. Tik tai. Reikia taip, nu, vis tiek autentiškiau ten pasidės galima. Einam į jūrą. Jūra šilsta. Šventosios tiltas. Girdėjau, kad rekonstruot norėtų. Gal būtų smagu, Palangoj yra. Iš
Šventojoje. Pežė kaip ramu, nėra žmonių, tik tai jų opusimas girdisi. Daugiau nieko. Namukus. Šventoji upė. Fotografai sėdė, matosi irgi. Gaudo kadrus, jūra, paukščiais. O aš su kamera. Čia perbrist galima. Mėgsta taip pasinaudyti, bus geras oras. Akmenis. Miestas. Fotografą. Viską jau tik dumblo. Viskas. Ne, čia nevysim. Eisim ten, kur gražiau, švariau. Grįžau. Visi einam geriau palei jūrą pasivaikščios. Vėjas. Mano mažoji Kanklyčia nori kažką taip daryti, nu tai va, prie to patį Palmijadą galima jai parinkti, reikėjo keltis eit su manim. Tai aš kažką parinksiu jai. Žmonės sportuoja, o aš vaikštau. Jau ten dumblo matosi prie kranto. Sunešta. Pas yra. Truputį jūrai batus man nuplovė. Praskalavo. Sivalysim, žiūrėk. Ne, aš jau toliau nenoriu, jog dar praskalautų mano batus. Tokį tolimėjau. Įvaiksime. Reikėtų tikrai, čia gatvėse vyksta vaikams užsiėmimai, rytinė mankšta. Užsiėmimai. Tai eina to takeliu. Oi, mes apsineš. Va, tai nu nieko, nodžius, susivalysim. Paliekam dabar jūrą kol kas. Tolumai ten nesaulė, matosi, apšviečia krantę, tai ten Palanga, matosi Palangos bažnyčios bokštas, net jau nematysite, sunku žiūrėti, o gal kas ir žiūrėsite. Čia netoli ta Palanga. Tolumo jūra, ta jūrai laivas, vienas, du laivai. Daugiau laivų plaukia, matosi.
Atvar Giedrėse. Tai būt gražus oras. Takeliu. Vos nenuverčiu, man čia grįžt nuo jūros, nusiplaut kojom viską, bet nu varžtai išlipti matosi. Net taip tvirtai laikosi. Tai jam ratą. Mažus pušinėlis. Na, pro jį apeisim ratą. Neįdomu jau, kur ten ėjom. Žmonės bėgioja, sportuoja. Ar einant, tai va tokiu gražiu to takeliu. Aš jau kaip skulptūra, kažkoks atminimas. 1936 metais miškų urėdas Marijonas Daujotas, girininkas Jozas Jarašūnas pradėjo Šventosios Pajūrio apželdinimo darbus. Pastatytas toksai takelis. Mes einam šito takeliu. Baigiam šitą centrinę gatvę, kai Šventosios seniai namukai dar išlikę. Aišku, miestelis keičiasi labai. Daug ir naujų stato visą gatvę. Retro vadinamo. Nemažai išlikę. Išlikęs senas pastatas, matote. Atsimenu, lyg tai buvo senoji valgykla, tam valgykla kas taisė, senais laikais buvo. O dabar stovi, aš taip apleista. Ir va, štai kita, jau gatvė ant jau. Dabar kaip. Einam šitą gatvelę prasieisim. Kitas galas Šventosios kaip pabaiga, tokia irgi pramogų zona. Va, ir tada ačiū, jau atsigėriau. Forus apartamentai visokie padaryti. 5D kinas. Kadaise aš čia važiuodavom netoli pailsiaut. Ar kitoj vietoj. Smagu, tylu. Ramu, nieko nėra, galima ir pizzą nusipirkti. Visos kainos, pažiūrėjom, kiek Šventoji pizzos. Meniu 32 cm, 10 euriukų. Ir kokių yra. Matote, pasirinkimas nemažas. Kokie babai. Namukai senieji. Tu parkas dar miegantis. Vaikam pramogos čia. Rutuliuosiais. Šokinėt, laipiot viską, čiužinėt. Nuoma, velomobilių, paspirtukų visko. Traukinukas irgi dar miega. Laukia savo vaikų. Važinėtis norės. Mini golfo aikštelė. Savitarnos kavinė. Mokykla Aušra. Skaniai valgyt duoda. Yra tekę būt. Rūkinė žuvytė šviežiai ruošia dieną. Va kaip kvapas skanus. Per kamerą, aišku, nepajausit. Šventosios naujieji. Namukai. Mūsų šitą gatvę. Lentikio bokštas. Šventosios iš toli, kur matosi.
Nameliai su patogumais. Nu, įdomu čia kaip padaryta šitose. Anksčiau taigi nebūdavo šitose. Tose tai yra, suprantu. Kemperių aikštelė. Išnešta atitarnavusi buitinė technika. Nu, kokia dar, o koks Aegas šaldytuvas buvęs. Ir naujų namų. Kokia. Pusė gatvė, matot, krepšinio aikštelė apleista. Reikės tik tai krepšinio nastovas. Daugiau nieko. Čia dalyką. Įdomu pamačiau seną stovintį apleistą. O štai už tvoros. Iš pramogų parko. Yra karuselių. Autodromas čia, kas čia buvęs? Toks. Čia matas, kas stovi senai ten kokios keliai. Daužytė pleisė, kaip sakau, daryta. Štai pasižiūrėti. Sunkvežimis. Senas, apleistas. O, čia koks iškylęs pastatas. Gandras vis skrenda kažkur tais. Pusryčiau turbūt. Aš praeinu šį savo gatvę. Ja, dabar pereit pėsčiųjų perėją. Ir tenais. Dar matosi, naujus namelius stato. Plečiasi Šventoji. Einu aš namo, pusryčiaut. Ir mes susimatysime kitose video. Ir kelionės, ir kolekcijos. Viską tik gaila, kad planų turgelio nepavyko. Nieko, atostogos nuo turgelių.